Nesudėtinga užsiraugti kopūstus patiems. Procesas tikrai nėra sudėtingas, reikia žinoti tik tam tikras taisykles. Vėlyvųjų rūšių kopūstai raugimui tinka geriausiai, nes yra patys tvirčiausi. Svarbu, kad kopūstai nebūtų pašalę, nes tada bus minkšti ir neskanūs. Pjaustymas turi didelę reikšmę galutiniai produkto kokybei, nes supjaustyti per smulkiai perrūksta ir būna minkšti. Optimalus dydis – maždaug 4 mm juostelėmis. Raugintos daržovės turi medžiagų, kurios padeda apsisaugoti nuo virusų. Stiprina mūsų žarnyno darbą. O per tai ir visą imunitetą, atsparumą ir mūsų nuotaiką. Rauginti kopūstai organizmo ląstelėms suteikia energijos, didina ištvermę, mažina nuovargį. Be to, šis produktas naudingas ir grožiui, jame esantis vitaminas B5 padeda plaukams bei nagams. Rauginant kopūstus rekomenduoju nepamiršti įdėti šiek tiek morkų, nes jos suteikia saldumo ir pašalina kopūstų kartumą. Morką sutarkuojame burokinę tarką, 1 kilogramui kopūstų dedame 100 gramų morkų. O dabar dėmesio. Jokių būdų negalima naudoti joduotos druskos, nes jodas suminkština kopūstus ir jie tampa labai minkšti ir purūs. Kopūstams raugti tinka bet kokie indai, išskyrus aliumininiai ir cinkuoti. Pats svarbiausias komponentas, nuo kurio priklauso galutinio produkto kokybė, yra druska. Tad kruopščiai pasveriame tiek sutarkuotus kopūstus, tiek druską. Jos dedama apie 25 gramus į 1 kilogramą kopūstų. Tai būtų mano sauja, kuri atitinka 22 gramus druskos, taip darė mano močiutė, mano mama ir aš. Įdėjus per daug druskos kopūstai nerūgs, o jei per mažai bus labai rūgštus. Tad labai svarbu druską tiksliai pataikyti. Dedame ir šiek tiek cukraus, tai naudinga, nes reguliuoja fermentaciją. Rauginti kopūstai kupini probiotikų, gerųjų bakterijų, tad yra natūralūs žarnyno gelbėtojai. Daugelis klysta, manydami, kad probiotikus reikia pirkti vaistinėje arba jų galima rasti tik specialiuose jogurtuose. Kopūstų skonį labai pagerina ir viena kita sauja spanguolių ir kmynų. Mūsų močiutės manė, kopūstų rauginimui didelės įtakos turi mėnulio fazė ir šį darbą atlikdavo paskutinę delčios dieną. Tačiau jei viską darysite pagal nurodytas taisyklės, kopūstai gausis traškus ir gardus, taip kad bėdos mėnuliui dėl nesėkmės versti tikrai nereikės. Užraugtus kopūstus rekomenduojama 8 dienas laikyti kambario temperatūroje nuo 18 iki 24 laipsnių, kad jie užrūgtų. Pirmasias 2 dienas pasirodo putos, kurias reikia nugraibyti ir medinę lazdelę iki pat dugno subadyti kopūstus, kad išeitų anglio rūgštė ir išsiskirtų vandenilis. Po 8 dienų, kai kopūstai jį rūgsta, nebeputoja ir skystis tampa skaidrus, indą galima išnešti ir laikyti šaltai, kuo arčiau nulinės temperatūros, tuo geriau. Ką daryti, jeigu neturite tokio šalto rūsio? Kopūstus galima perdėti į stiklainius ir laikyti šaldytuve, svarbu, kad jie būtų apsemti skysčio. Jeigu skysčio trūksta, reiktų pasidaryti 2 procentus druskos tirpalą ir užpilti ant viršaus.